Ne vienas pretenduojantis tapti Lietuvos talentų nugalėtoju negali ramiai praeiti pro laukiamajame stovintį instrumentą. Ir ši mergaitė ne išimtis. Aš esu Vytautė Gižauskaitė, man yra 12 metų, aš esu iš Kauno ir aš esu 7-okė. Aš esu talentuose jau nebe pirmą kartą ir iš tikrųjų norėjau ir antrą kartą ateiti, kaip sakoma, sena meilė nerūdyja. Štai taip kuklioji Vytautė pasirodė prieš porą metų. Kodėl kuklioji? Nes tiesiog tokia yra. Na, bent jau ne scenoje. Manau, darbas yra svarbiau negu talentas. Nežinau, man atrodo, kad didesnis darbas nugali talentą, kuris iš viso nedirba. Dirb nedirbęs, ark paromis, bet be talento į priekį nedaug tepažengsi. Bet kad Vytautė tikrai darbšti, irgi faktas. 5-6 dienas per savaitę einu į plaukimą. Po 2 valandas plaukiu, salė, dainavimas 2 kartai per savaitę. Labai man patinka gyvūnai. Nueinu į žirgyną, pajodinėti. Namie dar dainavimas, muzikos mokykla 2 kartai per savaitę irgi. Tai o kadagi gyventi paprastą gyvenimą? Naktimis. Nežinau, man tai yra mano gyvenimas. Manau, begalinė laimė. Kai tu džiaugiesi, taip džiaugiesi, kad tu turi galimybę būti scenoje. Aš tiesiog tikiuosi gauti kažko naujo, tos patirties, kad ateičiai būtų dar geriau. Mes nepastebėjom, tu turi magišką skaičių. 1, 1, 1, 1. O tu tiki kokiais nors skaičių reikalais? Ne, nemanau. Prietarais? Irgi nelabai. Juodas katinas? Ne, irgi nelabai. 2 Mindaugų sutik. Geras ženklas ar blogas? Juodas katinas, bet jeigu jo Mindaugas Rainys pereina kelią, tai būtų fantastinis pasirodymas. Žinai, kaip reikia eiti tada? Atbulom. Nu, pereik. Iki galo. Ir nenusispjauk 3 kartų, nes dabar laimė tave lydės. Ir man dar pereik. Ir tave pereik. O dabar į sceną. Sėkmės. Mes tai taviem nuomosim. Labadiena. Labas vakaras. Kuo jūs vardu? Mano vardas yra Vytautė. Vytautė, kiek jums metų? Man yra 12 metų. Ir iš kur jūs pas mus atvykote? Aš iš Kauno. Jūs iš Kauno. Koks yra jūsų talentas? Mano talentas yra dainuoti. Ką jūs dainuosite? Aš dainuosiu Queen dainą Somebody to Love. Didelė daina. Didelė daina. Aš tikiuosi, kad jums puikiai seksis. Mes pasiruošę jūsų išklausyti. Ačiū. Can anybody find me somebody to love? Each morning I get by tired, can't what you're doing to me. I've spent my years believing you, but I just can't get no relief. Lord, somebody, oh somebody, can anybody find me somebody to love?
heartbeat. I'm okay, I'm right. I ain't gonna face on a feet. I just get out of this cell. Someday I'm gonna be free, Lord. Can anybody find me? Somebody to love. Somebody to Vytautė, pasirodo, tu nesi tokia jau kuklutė, tokia, nežinau, čia draugai sako, nežinau, gal, nu gerai dainuoji, bet biškai gal negerai dainuoji, bet tu fantastiškai viską darai, atsisėdai, mes žiūrim, o, jinai dar ir gros, tai irgi yra talentas, ar ne? Taip, manau, ačiū. Taip, taip, ir tu esi labai tokia užslėpta chuliganė. Taip, taip, nes tu bandai pradžioj tą liktai paslėpti, bet paskui prasiveržė su tokia jėga ir tikrai buvo žavus pasirodymas. Ačiū. Vytaute, akivaizdžiai tu turi sugebėjimą traukti publiką ir tiesą sakant, labai gera tavo kūno kalba. Tu labai gerai transliuoji viską, ką nori pasakyti. Tu labai dainuoji su užsidegimu, su energija. Žmonės tai mato, žmonės tai myli ir visą tai yra tobula ir visą tai visiems patinka. Dėl dainavimo labai yra gražių pastatymo vietų. Dėl dainavimo vietomis labai stipriai suskambi. Vietomis yra tokių nukleidimų ir dėl to dar toksai yra tokių minusų, kad dar negali pasakyti, kad štai yra absoliučiai laisva, susiformavusi, gera dainininkė. Bet akivaizdu, kad turi labai didelį potencialą ir tu esi sceniškai, tave malonu žiūrėti. Ir sakysim, labai gerai, kad pasirinkai šitą dainą, nes jinai davė tau ekspresiją, davė pasitikėjimą savimis šiokį tokį ir manau, po to, kai publika atsistojo, tu turi savo pasitikėjimą dar didesnį negu kada nors anksčiau. Sveikinam, labai geras pasirodymas. Ir man dar labai patiko, iš tiesų vienas iš svarbesnių dalykų, bent jau šou biznėje, yra asmenybė. Ir čia ir yra tavo laiminčioji korta, man atrodo, nes tu turi puikią asmenybę, tu esi kukli ir tu tampi tą laukinę dainuotoją tada, kai užgroja muziką. Tu gyveni muzikoje ir apie tai yra muzikantai. Apie tai, kad jie iš tiesų persijungia į visai kitą asmenybę tada, kai užgroja muziką ir būtent to. Pažiūrėkit, jinai vėl grįžo. Taip, ir kai tu gyveni muzikoje, tu visą laiką nori ją pabėgti, dėl to tau nereikia daug pastangų kartoti dar kartą ir dar kartą pasirinktą kūrinį, kol tu jį ištobulinsi. Man atrodo, kad tai buvo puikus pasirodymas. Dabar tik tai reikia išsiaiškinti, ką mano kiti komisijos nariai. Marijau? Aš kankinčiausi visą gyvenimą, jeigu tau nepasakyčiau, taip! Aš tikrai noriu pamatyti šitą chuliganę dar kartą. Vytaute, tu keliauji į kitą etapą, tu turi 3 taip. Ačiū tau labai. Sveikinam. Kaip jauties? Nuostabiai. Tai parodyk, kad nuostabiai jauties. Labai tikėjaus, kad gausiu tuos 3 taip ir taip nuostabu dabar taip smagu iš tikrųjų.